praeitam vidose 500 peržiūrų ir tik 5 laikai. Jūs juokaujat? Spaudžiam like dabar iš karto. Čia YouTube, ta prasme. Taip, YouTube. Subscribe tuo pačiu. Jeigu iki kito podcast'o, kitą savaitę, duodam savaitę, nesurinksim 100 subscriberių, mes būsim pikti, o jeigu surinksim 100 subscriberių... Mes būsim pikti ir išrinksim politikoje per rinkimus tai, ko jūs nenorit. Nu, mes turim tokias galės. Taip, be abejo, Rafaelė. Nu, tai sveikas, Rafaelė. Nu, labas, Rafaelė. Mes šį kartą neturim jokios įžangos, dėja. Bet galim mes planavom apie rinkimus pakalbėti. Taip, apie rinkimus. Dabar yra šeštadienis, spalio 12 diena, vakaras, po 7:03 minutės. Rytoj rinkimai. Tai šiandien tik apie rinkimus. Jo, pakeičiam podcast'ą, gal surprizas. Taip, tai... Tai už ką balsuoja Rafaelė? Aš jau prabalsavau iš ankstiniuose, nes rytoj dirbsiu rinkimų komisijoje, tai negalėsiu prabalsuoti. Tai prabalsavau, bet tebūnie tai lieka manyje, už ką aš prabalsavau. Aš irgi balsavau. Tikiuosi, kad tiek tu, tiek ir visi pasirinko tai, ką labiausiai norėjot ir kas dar neprabalsavot rytoj rinkimų. Agituojam balsuoti. Jo, šiandien šiaip negalim jokių agitacijų. Šeštadienį, tipo dieną prieš rinkimus negalim agituoti. Bet mes agituojam jūs balsuoti, o ne agituojam balsuokit už ką nori. Mes išskirtiniai mums galime. Jo, bet gerai, politika linksma, visa kita, bet... Kaune šiandien nelinksma, man atrodo. Lietuvos futbolas ir galiams, nes... Jo, nes Kosovas... Kosovas už mus geriau pasirodė. Nu, žinai, aš negaliu pasakyti, kad nustebęs, nes visgi jie geresnę sudėtį turi. Ir, 2-1 pergalė, kaip ir... Aš patenkintas, kad lietuviai bent vieną įmušė jau po kiek. Aš žiūrėjau, paskutinį kartą buvau įsijungęs statistiką, buvo 2-0 ir galvojau, ar man įsijung dar varžymas, ar ne. Ar nebus 3-0, ar... Jo, bet po varžybų sugebėjo įmušti. Ne, Golubickas vėlgi pakilo nuo suolo, galiausiai ir tapo geriausiu mačo žaidėją už Lietuvos rinktinį ir... visai neblogai. Kaip ir, mes vėl pralaimėjom. Jau trečią kartą, tai turbūt keliausime D divizioną. Bet matai, žiūrėk, dabar dar šiek tiek, man, žinai, kas labiausiai nepatinka, tiek prieš Kiprą, tiek prieš Kosovą lietuviai pralaimėjo, bet jie nežaidė blogiau. Bendrai, imant visų rungtynių kontekstą, statistika labai panašiai. Jie ir prieš Rumunus realiai nežaidė blogiau. Vat ten jau iš vis kita istorija, kur turėjo lietuviai gal net ir laimėti kai kurių nuomonę arba pasimti tašką. Ne, prieš Kiprą aš visgi nesutiksiu tau, ten jie tragiškai atrodė. Jie ten buvo ir favoritai, ne tik kad namuose žaidė, bet jie kaip ir geresni už Kiprą, bet jie ten nieko neparodė pozityvaus ir pelnytai, sakyčiau, pralaimėjo. Prieš Rumunus ne visai pelnytai pralaimėjo, ten labiau, kaip čia, teisėjai. Sveikatai. Jo. Čia nežinau, aš pats nemačiau rungtynių, bet negali pykti, Kosovas kaip ir neblogai rungtynė. Tai... Kaip supratau, tu drąsiai sakytum, kad stipresnė ekipa už Kipro. Ne, vis tiek, kas įmušė, tas pats Žegrovo, jie teisingai turiu pavardę, žaidžia į Liliją kaip pagrindinis puolėjas, tai... Visgi Lilis, ne Prancūzijos čempionai, bet viena iš elitinių Prancūzijos komandų. Viena vedančių, taip sakykime. Gal ne elitinė, bet visgi solidi komanda. Tai yra ir Neapolį, tas pats Archminį gynėja žaidžia. Irgi, jeigu pirmauja, rodos čia toje serialą. Ar pirmauja, nežinau. Bet, nebloga rinktinė ir pralaimėti neblogai rinktinė vis laik kaip ir skaudu, bet... Dabar dar nutrauksiu, aš negaliu be normalios įžangos. Pradėjom labai jau greitai gilintis į neįtin gerus dalykus. Mes į įžangą grįžtame, ne? Jo, mes grįžtame į įžangą ir aš norėjau pagirti tiesiog tavo aprangą šiandien podcast'ai. Man atrodo, tu tą patį pradėt sakai. Bet tiesiog reikia pripažinti, kad Rafaelis kaip meniškas žmogus tikrai visada apsirengia labai gražiai. Ir podcast'uose... Aišku, reikėtų gal išsilyginti biškį, bet... Galėjai to ir neskait, bet... Visgi Rafaelis yra skubantis žmogus. Tu išsilyginai, aš matau. Taip, aš vedėjas, tu esi ekspertas. Ja. Taip, tai kas dar apie mačą, ko tikėsi iš antradienio rungtynių prieš Rumunus, visgi irgi namie žaisim? Aš tikiuosi kovos, gal aš taip pasakysiu. Ar aš tikiuosi taškų? Ne, nes, Rumunai... jeigu suždė vieną prasėsi mačą, nes jų standartais
tas mačas namuose buvo prastesnis, nu, turbūt nesužais antro tokio pat mačo ir užtikrintai pasiims pergalę, kokie, nežinau, 2-0, 3-1, nu, turbūt realistiška būtų. Taip. Ir ką aš dar pasirašiau, kad prieš rumunius mes galime pasikapoti. Tu tikėjai lietuvių Aš tikiu, nes irgi po pralaimėjimo prieš Kiprą mes irgi buvom labai blogų nuotaikų, buvom pesimistai, prieš rumunus galvojom, kad čia iš vis bus labai tragiškos rungtynės, bet žiūrėk, mes tas rungtynės didžiąją laiko dalį vedėm ir net pirmavom. Ir sakyčiau, tik per teisėjų klaidas, arba ne visai klaidas, per keistus sprendimus. Kvestionuojamus sprendimus pralaimėjom. Tai šį kartą žaisim Lietuvoje. Tai galbūt teisėjai mūsų naudą sušvilps, bet, nu turbūt, ne. Agitavau rinktis rytoj į rinkimus, tai dabar paagituosiu kauniečius ir šiaip visos Lietuvos žmonės ateikit antradienį stadioną. Atvažiuoja rumūnai tikrai. Mes irgi labai norėtume važiuoti, bet mums paskaitos. Taip, paskaitos. Negalim dėl to. Nuotoliniu būdu tikrai palaikysim. Ja, per paskaitą žiūrėsim. Taip. Beje, kokį tu rezultatą prognozuoji? Čia, žinau, geras klausimas, o tu, jeigu paklausai tokį klausimą, turbūt tikrai žinai tą rezultatą, kokį pats prognozuoji, ar ne? Nu, aš nemačiau, bet, sakykim, koks 1-0 Lietuvos naudai. Tu tokį prognozuoji rezultatą? Ne, aš galvoju, tu prognozuoji, aš tai pasakiau savo 2-0. Nu, 3-1 Rumunijos naudai, sakykim toks. Galutinis. Tai to 1-0, ne? Mano rezultatas yra 2-2. O kas mušyva šis už Lietuvą? Vėl Golubickas? Sakyčiau, kad Gineitis pasižymės. Bent jau vieną kartą. O antrą įvarčią, tarkim, irgi skiriu Golubickui, nes jis šiandien turėjo geras rungtynes ir tikiuosi, kad tęs savo gerą pasižymę. Šiaip jis gal ir nuo starto galėtų pakilti, aš nežinau, kodėl šiandien nežaidė kaip startinės vienuolikės žaidėjas, bet gal drama, aš nežinau, bet tiesa jo, nes jinai išsigydė. Bet mano nuomonė vertas pradėti prieš rumunus nuo pirmų minučių. Aš irgi taip manau. Tai va, turbūt tiek apie Lietuvą, apie Lietuvos futbolą. Jau net ir linksmai pradedam kalbėti, nes mums tai jau nebėra jokia naujiena, kad pralaimim prieš Kosovus, Kiprus ir panašius. Ja, aš jau susitaikęs. Jo, tai... Gera gyvent, kai nieko nesitikim. Ja. Aš taip pasakysiu. Tai ką, apie nacijų lygą neturim labai daug futbolo temų, reikia pripažinti, tai apie nacijų lygą ten tų labai kažkokių įsiminų mašų nebuvo, tik tais aišku vienas Anglijoje. Jo. Koks ten rezultatas buvo ir kas laimėjo, Rafaelį? 2-1 ir ne anglai laimėjo, o graikai laimėjo, kad ir, nu gal kažkam keista, aš nežinau, aš kaip ir buvau biškį nustebęs, bet tuo pačiu nelabai. Graikai visgi nėra prasta komanda, o anglai yra anglai. Nu ir šiaip namie prieš graikus anglams, Anglijos rinktiniai, turėtų būti gėda visgi pralaimėti. Nes graikai, kaip ir sakai, nėra bloga rinktinė. Bet, žinai, kai pasižiūri į Anglijos startinę sudėtį ir matai, kad tenais buvo kokie 6 puolėjai realiai išleisti nuo mačo pradžios. Saka, Gordonas, Bellingiamas kažkodėl kaip puolėjas, o nesaugas buvo. Fodenas irgi buvo, kažkas dar ten buvo ir ta galvojo, tai ką tas jų naujas treneris Lee Corsley, man atrodo, toks jo vardas daro. Nes, ir aš žinau, kad pas Brightono trenerių yra tokia strategija, kad tu realiai saugų neturi, tik tais puolėjas gynėjas, bet Anglijos filosofija ne ta, jie turi... Matėm, kaip prie Southgate'o jie žaidė taip konservatyviai, mažai puolė, daugiau gynėsi, čianais jie bandė pulti ir neįsekėsi pulti, nes tik vienas įvartis. Bellingiamas pagaliau pasižymėjo, bet ir gintis taip pat nesiskė. 2 įvarčiai praleisti ten paskutiniam minutėm pasižymėjo graikai. Ir kaip supratau, didžiausias strėlės eina iš tavęs trenerių. Jo, žinai, tai tas, kaip čia, interim, aš pamiršau, kaip tai lietuviškai, tas trumpalaikis Anglijos treneris, tai reiškia, jis bet kokį atveju pasikeis, bet, Anglijos sirgaliai turbūt nori, kad jis greit pasikeis, nes, nacijų lyga be abejo daug nereiškia Anglijai, bet, visgi graikam pralaimėti namuose, nereikia. Bet ir tai, žinai, tu žaidi B lygoje. B lygoje, o būtent, jo. Ir tu pralaimi graikams ir dabar graikai turi, sakykim, realių šansus laimėti tą grupę, nes jau pasiėmė anglus, išvykoje pasiėmė anglus. Tai.
Ir dabar, pavyzdžiui, lygiųjų pakanka. Pakanka lygių ir tu, aišku, reikės įveikti airius ir suomius, bet graikai. Bet tai va dabar anglai žais Suomijoje, su suomiais be abejo, ir aš nesu įstikinęs, kaip ten seksis. Prieš suomius? Jo, čia toks, aš pradžiai labai nustebau, bet dabar pagalvojau, tai visai pritariu tau. Kaip ten seksis anglų. O toks klausimas. Ne, žinai, rungtynės, kurių aš tikrai prognozuoti nenoriu, nes, tipo, tu tikėsi, kad anglai laimės. Jie turi laimėti, jie negali 2 mačų iš eilės pralaimėti tokio lygio komandų, bet, kai yra šis treneris ir jau mes pastebėjom nuo pirmų rungtynių, kad nežinom, ko tikėtis. Panašu, kad ir patys futbolininkai nežino, ko tikėtis, nes, kiek girdėjau, mačo planas su Graikija buvo aptartas praėjusią dieną tik 20 minučių bėgė. O iš kur čia tokios žinios? Tas, kaip ten, BBC ar kaip ten? BBC. Kažkas iš tų. Nereklamuosiu. Jau pareklamavau. Tu jau pareklamavai? Jo. Tu užbypinsi, ne? Ką užbypinsi? Reklamą? Ne, aš reklamų tikrai nebipinti. Gerai, dabar, nežinau, apie nacijų lygą neįdomu kalbėti, nekalbam, aš noriu geriau Prie klubinio futbolo grįžti. Prie klubinio futbolo galim likti Anglijoje, galim varyti Premier lygą ir galim tradiciškai aptarti Manchester United. Irgi kalbam apie nesėkmes, tai kaip tik prie šio klubo. Bet jie ten lygiosiams sužaidė su Aston Villa. Šiaip jo, tas sėkmė buvo. Ir sakyčiau, čia buvo toks bent jau rezultato prasme, iš kokių 5-6 pastarųjų rungtynių turbūt geriausias United mačas. Jie buvo pasiėmę keletą rungtynių berods iš tų. Bet aš jau nepamenu, kada ten buvo. Jie pasiėmė prieš... Pastarosius 2 podcastus mes tikrai jos... Jie prieš mėnesį tik laimėjo Premier lygų ir tai buvo padaryta prieš vieną iš outsiderių Southampton. Jo. O mes tik biški daugiau nei prieš mėnesį podcastą pradėjome. Bet kiekvieną podcastą kalbam apie Manchester United. Tavo vienas mylimiausių klubų, mano vienas mylimiausių klubų apdergti. Ir tai gan nesunku padaryti, kodėlgi ne. Ir labai TikToko peržiūrose atsispindintas. Jo, pafolgiai TikToką šiaip. Ir šiaip dabar stabdom viską, nebekalbam, padarom tai, palaikinam šitą video, nes turim 500. Aš jau galvoju, padarom, mes šiandien mėgstam agituoti daug, tai davai pagituojam kokią 10 sekundžių tylos pauzę, kad visi žiūrovai spėtų, pafollow. Gerai, tai pradžiai pasakom, ką mums reikia padaryti, tada patylėsim. Ja. Praeitam vidose 500 peržiūrų ir tik 5 laikai. Jūs juokaujat? Spaudžiam like dabar iš karto. Čia YouTube, ta prasme. Taip, YouTube. Subscribe tuo pačiu. Jeigu iki kito podcast'o, kitą savaitę, duodam savaitę, nesurinksim 100 subscriberių, mes būsim pikti, o jeigu surinksim 100 subscriberių... Mes būsim pikti ir išrinksim politikoje per rinkimus tai, ko jūs nenorit. Mes turim tokias galės. Taip, be abejo, Rafael. Tai va, o jeigu pasieksim 100 subscriberių, tai kitą podcast'ą jūsų laukia staigmena. Galbūt ne viena. Galbūt ne viena. Ir tuo pačiu pafollowinam ir pasižiūrim TikToko medžiagą. Ten keliam kiekvieną dieną. Yeah. Tai va, dabar 10 sekundžių patylėsim, padarykit šitą dalyką. Gerai, ačiū. Čia 10 sekundžių, bet gerai. 10 sekundžių tikrai buvo. Ne? Manau, kad jo. Gerai, neesmė. Tai buvo toks meninis interpas ir kalbam toliau apie United Villa. Tai 0-0, man atrodo, Villa parke dar vyko rungtynės. Tai kaip ir United turi būti patenkinti. Bet žinai, United vėl neįmušė. Dabar jie, man atrodo, 5 įvarčius, jei neklystų, turi Premier lygui. Viena iš mažiausiai turinčių komandų. Man atrodo, tenais tik viena komanda mažiau už juos turi. Ir tai jau oficialiai blogiausias startas United istorijoje Premier lygui. Man atrodo, kiek jie per pirmas 8 rungtynės ar 7 rungtynės, 8 taškus turi. Taip. Tai Ten Hagas pamušė savo paties rekordą, kai praeitą sezoną pastatė šitą blogiausią startą su 9 taškais. Tai bravo jam. Ir apie Ten Hagą mes gal dar pakalbėsime. Jo, šiandien turim temą vieną, gale jūsų laukia surprizas, o dabar iki to surprizo mes apie jį neužsiminsim. Jo, bet aš nežinau, ką gero išžvelgti pas United, nes ten jis neatrodo, kad kažkokia vizija būtų. Žinai,
tu gali kalbėti apie pralaimėjimus, apie prarastus taškus, apie neišnaudotas progas, bet, nu, gal bent žaidimus turi klijuotis. Tu, tipo, United tikrai neina ant gynybos kaip gynybinė komanda, nes jie prasileidžia tų įvarčių. Ne, tai čia faktas. Ir jie turi pakankamai daug puolėjų, kad pultų. Bet ir turi medžiagos tą geresnį žaidimą žaisti. Ir čia yra trenerio jau dalykas. Treneris turi užtikrinti tai, kad komanda, kuri subūrusi iš neblogos medžiagos ir neblogų pinigų, taip kitko United vis dar labai daug moka žaidėjams, kurie neperformina šiuo metu. Ir perka svarbiausia tuos žaidėjus, bet tik tais perka matomai ne tuos žaidėjus. Matomai, tai United jūs galite geriau ir jau net ir aš pradedu jumis netikėti, bet darykit. Na, aš sakykim tikiu, jeigu tu netikėt, tai aš tikiu. Bet šiaip įdomu, nes gal ir iš Vilos pusės galima pakalbėti, kad jie nugalėjo Bayerną ir savaitgalį sužaidė tokias irgi... Žinai, gal va būtent tai, kad jie ir nugalėjo prieš Bayerną, juos išvargino. Čia panašiai, žinai, kaip Žalgiris laimėjo prieš Barceloną ir tada prieš Rytą, nesugebėjo pasiekti. Kažkiek. Tarkim. Aš norėčiau nustikti, bet gerai, bet jo, tarkim, nepasiskė. Buvo pirmos labai sunkios rungtynės su Bayernu, ten kažkaip išstinėjo pergalė Vila ir, kaip ir keliauti po to daug nereikėjo, vis tiek tam pačiam Vila parke vyko Premier lygos mačas prieš United, bet, nepasiskė, užkliuvo, jauti neįmušė, vis tiek dominavo pakankamai, kaip ir neblogai žaidė, tiesiog, neatsirado tos vienintelės progos, kurios reikėjo, kad įmuštų įvartį. Ir šiaip Vila yra pakankamai geroj, 5 pozicijoje su 14 taškų, viskas pas juos yra gerai Premier lygoje. Man atrodo, nuo to paties Liverpool'e per daug neatsilieka. Taip, nuo Chelsea taip pat, su Chelsea tiek pat taškų turi ir Liverpoolis, Man City's, Arsenalas yra irgi. Irgi už kalnų. Tai va, kaip ir viskas gerai, iš United pusės irgi taip, 0-0 prieš Vilą galėjo pasimti. Ne, jeigu žiūrėti tą mačą, labai gerai. Jeigu žiūrėti visą sezoną. Abi komandos šiaip turėjo progų, nes statistika irgi tą pasako, kad... Sakyčiau, kad abi komandos žaidė pakankamai blankiai, bet tuo pačiu abi komandos galėjo tą įvartį įsimušti ir pasimti pergalę. Ypač antram kėliniui. Vėlgi blankus angliškas futbolas. Taip, kur dabar gal į Vokietiją šaunam? Aš galvojau biškį grįžti į Italiją. Į Italiją nori? Jo, bet žinai kodėl, nes mes kaip ir liekam prie United. Gal tu prisimeni tokį mūsų... Apie vartininkus. Aš matau tavo skaudį temą, žinai. Tai kalbėk. Tai Davidas De Gea, mes juk prieš porą metų, ne mes, jūs turėjote šitą vartininką. Visai nebloga dar tą 22-23 sezoną jis turėjo. Bet baigėsi kontraktas ir United atsisakė pratęsti. Dabar Fiorentinoje randasi šis vartininkas ir ką jis daro? Atrėmė du baudinius. Tai. Šiaip beje pirmą kartą per 9 Serie A sezonus. Ir šiaip reikia paminėti, kad buvo ne 2, o 3 baudiniai iš vis mače atremti. Jo, ten ir pati Fiorentina neįmušė. Čia iš viso... Kalbam apie... Čia ne baudinių serijų, čia tiesiog. Kalbam apie praeito savaitgalio mačą tarp AC Milano ir Fiorentinos. Ir ten 2-1 laimėjo. Ten 2-1 Fiorentina laimėjo, turėjo daugiau įvarčių būti. Žinai, man vėlgi norisi gal labiau akcentuoti tą, kad Davido De Geos paleidimą, kad, praranda tokius žaidėjus kaip... Bet žiūrėk, tas pats Onana praeitą sezoną nekartą gelbėjo United, jeigu gerai pamenu. Jis nekartą gelbėjo, bet jis labai drožimas buvo. Tai žinai, jis toks... Atėjo irgi po labai puikaus, vieno geresnių sezono Interė, kai jis tenais su italais pasiekė Čempionų lygos finalą ir tik Man City nusileido. Tai tavo Onana buvo, praizinamas, aš jau nemoku. Mes meldžiamės, mes Lietuvoje, Rafaelį, mes nepreizinam. Jo, garbinamas, šitas žodis. Garbinam, taip, nemeldžiamės, čia jau mano klaida. Va. Dalykai. Aš lietuviškai, tu angliškai nemoku. Taip. Jo. Bet, paleidžia tokius žaidėjus, kaip tipo, De Gea tikrai geras vartininkas buvo ir, istoriškai geras vienas, faktas, kad legendinis United vartininkas, nepasiginčys. Ir tai galbūt aš noriu akcentuoti, kad United nesugeba tinkamai atsirinkti žaidėjų, kurių jiems reikia. Jo, tai čia, sakykime, trenerio, vadybos reikalai.
gal ten kažką reikia keisti. Jau, aišku, treneris sėdi tokioj karštoj kėdėj, kad ten jau net mes netikrinam tos temperatūros. Ten jau net ne Afrika, ten jau Saulė gal kažkas. Bet gal ir vadyboje yra kažkokių dalykų, kurie ne visai klijuojasi tarp sezono metu. Nu, jo, jeigu pamėė, ten Ronaldo buvo tas garsus interviu su Piersu Morganu, kur jis ten būtent ir sukritikavo visą United vadybą, kad ne tik treneris kaltas, bet ir, nu, ten žmonės aukščiau nedaro to, ką turėtų daryti. O turėtų, nes šitas klubas dabar ir seniau ir dar ilgai bus vienas labiausiai stebimų ir kritikuojamų vien dėl savo istorijos, fanų bazės belia kokio dydžio. Žinai, ažiotažo to bendro tokio Anglijoje. Geras žodas. Tai... Tu pastoviai plečiasi žodynas, aš matau. Nu jo, žinai, United turbūt istoriškai koks, nu, top 5 klubas pasaulyje neabejotinai. Visiškai neabejotinai. Ir dabar žiūrėti, kad jie net nėra tarp top 10 Premier lygos komandų. Biški, kaip futbolo fanai šiek tiek skaudu. Taip. Net nereikia būti United. Ja, net nereikia. Tiesiog, prisimenu tos pačius 2000 metų čempionų lygos finalą, ar 99-ųjų, pamiršau. Jie prieš Bayerną laimėjo, ten paskutinę minutę išsigelbėdami. Ir dabar pasižiūri, kaip, nu, su to pačiu Porto praranda dviejų įvarčių persvarą ir vos lygias ištraukia, nu, ir ašarą rieda mano skruos. Nu, žiūrėsim, sezonas dar tik prasidėjo, dalinai. Nu, jau įsibėgėja po truputį. Visi bėgėja, bet pažiūrėsim, gal viskas pasikeis. Tai apie tą patį mačą tarp Milano ir Fiorentinos, šiaip labai dabar vėl grįžom į United temą, bet šiaip, manau, mačas vertas ir mūsų šiaip pagarbos, nes tikrai neeilinis mačas, dėl tų baudinių visų pirma. Nu, pagarbos gal verti vartininkai. Vartininkai, jo. Puolėjai ir gynėjas iš AC Milano, kuris mušė Teo Hernandez, jie, nu, gal neverti pagarbos. Šiaip dar 2 raudonos kortelės. Šiaip mačas įsimintinas, tipo, neturėjo būti daug įvarčių. Daug kas ir taip vyko, taip sakant, netiesiogiai statistikai matomai. Tai jo. Tai, nu, Italija vėlgi, nu, tenais konkurencinga, tenais neaišku, kas laimės seriją, nes atrodo, ta pirmaujantį komanda keičiasi kiekvieną turą. Tai nežinau, panašu, kad AC Milanas nebus ta komanda, kuri pasiims seriją titulą. Nu, žinai, ten viskas taip keičiasi, kad gal vieną dieną AC Milanas būtų ir pirmą, antrą komanda. Gal jie laimės paskutinius 30 mačą, aš nežinau. Jo. Bet, nu, pažiūrėsim. Tai ką, su futbolu šiaip neturim šią savaitę daug temų. Realiai beveik viską apšnekėjom, bet dar vienas mačas įvyko ir šį kartą jis įvyko Vokietijoje. Bayernas žaidė prieš mūsų praeitą podcastą paminėtą gerais žodžiais Frankfurtą. Tai, nu, ten labiau aš jį, kaip čia, aukštinau. Bet aš manau, dabar tu įsikinai, kodėl, nes, nu, aš pamenu, tu sakai, kad, nu, nelaimės Frankfurtas, nu, jie ir nelaimėjo. Bet, nu, tai vat nuo to ir pradėkim, Rafael. Bet tu netikėjai, kad jie gali kažką savo ožius parodyti prieš Bayerną. Bet, nu, jie parodė 3 įvarčius, prasileido, bet ir pelnė 3 įvarčius. Ir ten gelbėjosi dar paskutinę minutę, 80 kažkilintą, man atrodo. Ar 90 kažkilintą. Susirungo 2 jaunieji talentai, Olysas su Marmušu. Taip, abudu puikiai atrodė. Ir Marmušas 1 ar 2 įvarčius? 2 įvarčius, jis dabar jau dabar 7 ar 8 įvarčius. Daugiau jau, man rodos, mes praeitą podcastą sakėm. Aš jau nežinau, jis jau tiek muš, kad jau mano galva, nu, ant rankos pirštų nepakaks, kad suskaičiuot, kiek jis jau įmušė jau dabar šį sezoną. Žinai, aš tau nepritarsiu dėl Frankfurto, nepritariu praeitą podcastą ir nepritarsiu šį, nes šiaip statistiškai... Kad jie nebus čempionai? Kad čia čempionai nebus, tai yra 100%. Jeigu mes Lietuvoje turim Frankfurto Eintrachto fanų, tai... Tai eikite jūs visi velniop, o tai vat pasakysiu. Kad nereiktų bipinti, kaip Rafaelį dažnai reikia bipinti šitam podcast'ui. Praeitą podcast'ą šiaip prisimenu, tada dažniau reikėjo. Tai nežinau, kad kažkai ne tos skaičiai. Ai. Bet žiūrėk, ką norėjau pasakyti, trumpai. Mes vėl nukrypom kažkaip. Statistiškai Bayernas žaidė, nu, atrodo, jeigu plikai į statistiką žiūrėtum, Bayernas turėjo laimėti kokie 3-1, 4-1. Nu, taip. Ir... Nu, jie ant popieriaus favoritai ir yra, ir jų sudėtis kiek kartų brangesnė. Ir sakyčiau, gal čia į šitą mačą kažkokiu būdu įslinko
panelė sėkmė Eintrachto Frankfurto komandai. Gal, bet žinai, futbolas ne apie tai, kiek tu geras, koks tavo potencialas, apie tai, koks galutinis mačo rezultatas, o Frankfurtas ir sinešė, turbūt geriausia, ką ir galėjo sinešti. Aš nepamenu, ar jie namuose, ar išvykai žaidė, bet jie, sakai, neturėjo daug progų, bet vis tiek jie pelnė 3 įvarčius. Ne vieną tam baudinę, aš kiek pamenu. Pakalbėjom apie panelėse, ne? Bet Marmušas su 2 įvarčiais. Ekitikė irgi pasaža talentas buvęs su įvarčiu. Tai, na vėlgi, kur Bayerno gynyba, tu prasileidai 3 įvarčius, tai kad ir kaip gerai tu atrodytų, jeigu tu nedavai priešininkams daug šansų, bet vis tiek prasileidai 3 įvarčius, kažkur klaidos yra. Kažką keisti reikia. Tai kur tos klaidos, Rafael? Tai gynyba, aš sakau. Žinai, viskas gerai, užmečiau akį ir į tą mačą highlightus pasižiūrėjau, viską gerai sakai, tiesiog manau, kad Bayernas turėjo pasimti tą mačą ir jie buvo favoritai, kaip sakai, buvo aiškus favoritai, jie kontroliavo kamuolį, kontroliavo rungtynes ir tiesiog mano nuomonė, jie turėjo laimėti. Ir tiek, bet tai netima pagirų iš Frankfurto, kuris gerai sužaidė. Tai šiaip džiaugiuosi, kad konkurencija yra. Leipzigas mane stebina, kad yra antroji vieta. Taip, muša įvarčius normaliai. Ir šiaip Premier lygoje, kas labai norėjau dar paminėti, kad tas pats Freiburgas... Bundesliga. Jo, atsiprašau, Bundeslygoje, Vokietijoje, taip. Ir Freiburgas labai gerai žaidžia šiuo metu. Ketvirtukė yra. Keista Dortmundo, tai nėra. Jie ten kažkaip atrodo, tiek mačų gerai atrodė. Ir mūsų Čempionų lygos tam sąraše reitinguose buvo aukštai. O dabar, kam jie ten Mansui pralaimėjo 2-1. Nepamenu kam, bet Unionai. Unionai. Ir tai... apie Unioną irgi norėjau pasakyti, kad nuo praeito sezono atrodo jie vėl čia Bundeslygoje žaidžia žymiai geriau. Gal juos praeitą sezoną išmušė iš vėžių tas antras turnyras Čempionų lyga. Spaudimas didesnis. Bet Unionas tikrai padarė pažangą ir dabar... irgi renkiasi pergalės. Jie 6 dabar. Tai jau normaliai. Ne Čempionų lyga, galbūt Europos lyga, bet jis šis tas. Taip. Tai jo, vyksta konkurencija ne tik Serie A. Bet ir Bundesliga. Tai apie futbolą realiai tiek, gal kažką nori dar paminėti iš futbolo pasaulio. Ne. Ne, iš tikrųjų. Laukiam Čempionų lygos, laukiam normalių lygų, ne nacijų lygų. Tada galėsim pakalbėti daugiau. O šiaip tai sėkmės lietuviams antradienį. Realiai tiek. O dabar mes biškai einam atsigert arbatos ir grįšim su jumis su krepšinio temom. Žalia balta, ei! Žalia balta, ei! Nu tai ką, apie Žalgirį? Davai, ką Žalgirį, ką jis ten vakar Eurolygoje darė? Ne, šiaip, mlemu, galėjo vakar šiaip užsidaryti, nes Olympiakos jau buvo pasivyję. Olympiakosas vakar tikrai nežaidė įspūdingo krepšinio ir apskritai Žalgiris aišku irgi žaidė, ypač pirmą pusę tragiškai, bet kaip bebūtų keista, dar buvo šansų ketvirtam kėlinyje užsidaryti. 6 taškai, netiek ir daug galų gale, ten jo kaip ir sakėjai, beveik buvo pasivyję, ten tik 2 taškai skyrė ketvirtam kėlinyje, kai buvo šiam 5, šiam 7. Paleido, Olympiakosas visgi, kaip stipresnė komanda užsidarė rungtynės, bet žinai, jei žiūrėti toks, tragiškas mačas. Tragiškas abiems pusėms ir žiūrovui taip pat visoms 3 pusėms. Tu negali žiūrėti. Šiaip nekenčiu žiūrėti Olympiakos namų rungtynių, nes mane nervina tie lankai, labai kieti, labai prasti pataikymai, ypač išvykos komandos. Kad Mustafa Folo dėjimus atlaikytų. Be abejo. Bet šiaip tai... Galiu išskirti, kad šiaip Olympiakosas, ką gerai darė, tai gynėsi. Tikrai bent jau pirmoje pusėje dabar Coko gynyba žiauriai gerai veikia. Žalgiris buvo dusinamas, buvo labai sunku. Aišku, prisidėjo prie to ir nepataikymas, kas įtakojo, kad Žalgiris maždaug 14 rungtynių minutę turėjo surinkęs vos 7 taškus. Jo, tiesą sakant, aš senai tokį mačiau, net ir LKL ar kurioje kitoje lygoje, nes, visiškai nesikosi, tenais galų gale užsibaigė su 33% su tokiu pataikymu iš aikštės Žalgiris, kas jau atrodo visiškai nekaip, bet kaip ir žinant, kad susitiks su 7 taškais pradėjo
antrą pusę, antro kėlinio, tai kaip ir visai neblogai. Tai, bet šiaip, nežinau, vat, kažkaip, žinai, po mačo jautės, kad Žalgiris kažko nepadarė, kažką dar galėjo padaryti ir galėjo pasimtas rungtynės. Vat kai žiūri šiaip, vat, prieš varžybas, kad vat, Žalgiris pralaimės 6 taškais, bus tokios rungtynės, galvoju, bliam. Viskas žinai, kaip ir normaliai, logiška 6 taškais pralaimėti, bet kai pasižiūri mačą, ypač 4 kėlinį, galvoju, kad bliam, galima buvo. Žinai, aš pasakysiu taip, jeigu lygiai tokios pačios rungtynės būtų vykusios Kaune, mes būtume laimėję. Nes kiek baudų vien turėjo Olimpiakas? Nu čia nesąmonė, kiek 42? Kažkas tokio. Nu, tai ta prasme, čia tipo, tu gali realiai nerinkti 2 kėlinius taškų visiškai, tiesiog baudom susimesi, jeigu viską pataikysi be abejo, ir tu būsi viena daugiausiai taškų renkanti Eurolygos komanda. Bet jo, šiaip nesusimetė visko Olimpiakosas ir Furnė pramesdavo baudos metimus ir Vezenkovas. Šiaip net nebūčiau pasakęs, Vezenkovas statistiškai labai gerai sužaidė 17 taškų, 11 kamuolių. Bet nežinau, man atrodo, kad Olimpiakosas irgi gali žaisti geriau. Žinai, tu sakai, statistiškai gerai atrodo Vezenkovas, bet manęs jis neįtikino. Manęs irgi. Man aikšteliai, čia ne tas Vezenkovas, kurį aš matydavau prieš porą metų, Pirėjų, kai jisai tapo MVP. Taip, Saša. Galim kalbėti, kad Furnė įsižaidė, nes kad ir prametinėjo, bet visgi 15 taškų yra ne 7 ir ne 5, tai geriau, jo. Po to aš nežinau, ką ten gerai, ką gero Olimpiakosas padarė. Nu, tipo, gynėsi. Papanikolau, ten 4 kėlinyje nulaužė rungtynę su savo epizodais, ten 2+1 gerą buvo padaręs. O Žalgiris tai nežinau, vienintelis toks labai nustebinęs dalykas, man labai nepatiko, galvojau, kad Sirvydis gali dar daugiau taškų susirinkti, nes jisai susirinko 17 ir pirmam kėliny pataikė visiškai 3 laisvus, prametė visiškai 3 laisvus tritaškius, o 4 3 tritaškius pataikė. Tai Sirvydis realiai buvo mačo žaidėjas iš Žalgirio pusės, Trinkieri, kas labai nustebino, pasitikėjo jo, 25 minutės. Gaudavo labai daug progų su kamuoliu, netgi kažkiek kurdavo, su Dunstonu žaisdavo pick and rollą. Tai jau Sirvydis paliko gerą. Realiai jo, jis metimus reikėjo susivesti. Apskritai, Žalgiris su tais tritaškiais kol kas visiškai neįtikina. Atrodo, jie mėto gerokai daugiau nei su praeitais treneriais, bet tiek pat pataikė, kiek ten 8 iš 35. Bet žinai, jie... Nu, tarkim, dar laiko reikia, gal aš biškai anksti kritikuoju. Aišku, prieš Rytą irgi buvo ne kažką žiūrėti pataikymą. Vat galim su tuo susijęti prieš savaitę. Galim, jo. Vilniui irgi buvo sunku žiūrėti. Nu, aš pamenu, aš ten buvau atsidaręs, kai liko porą minučių, buvo 5 iš 23 tritaškių. Tai ir, visiškai, ne kažką ten. Realiai tiesiog 3 paskutiniai įkrito tritaškiai Žalgiriui, dėl to jie priartėjo prie Ryto, bet paleido galų galę tas rungtynės. Ten labai arti buvo. Šiaip būtų dar, sakyčiau, 2-3 minutės Žalgiris būtų laimėjęs Vilniui, bet dėja krepšinis žaidžiamas 40 minučių, o ne 43 ar 44. Ar realiai kokias 5 minutės, nes Žalgiris, jiegi nebuvo aikštinti, ant 20 taškų prasileidinėjo, vienu metu 55, 5 buvo. Gerai, pakalbam apie tą mačą jau. Pakalbam, jo, nes niekas nevyko. Dunstonas fenomenaliai, galima sakyti, žaidė. Jo, po pertraukos jisai buvo vedlys Žalgirio. Taip, o po to, o kas po to? Tiesiog Rytas paleido, aš sakyčiau taip, nes Žalgiris neatrodė, kad jis sugrįžo, atrodė, kad Rytas paleido rungtynes. Kažkiek taip, kas šiaip stebino, nes prieš rungtynes visi manėm, Žalgiris bus piktas po praeitų finalų, čia atvažiuos, norės Vilniui prieš Vilniečius sutrypti Rytą, nes ir Kauno daug publikos buvo atvažiavusios. Bet ir jo, Trinkeris sakė, kad negalima kvestionuoti jo žaidėjų motivaciją, bet aš visgi būčiau kažkiek linkęs kvestionuoti. Gal atrodo po pergalės prieš Barceloną, kad ta pergalė gal ir neišėjo į naudą vien tuo atžvilgiu, derbio atžvilgiu. Jo, turbūt tą sportinį pyktį biškį numalšino, tas puikus mačas su Barsa, ten tikrai gerai, labai gerai atrodė Žalgiris, bet
Francisko irgi ne taip žaidė prieš Rytą, kaip gali. Aišku, jisai buvo tą mačą vienas geriausių Žalgirio žaidėjų. Žinai, tiesiog Žalgiris labai prastai žaidė. Tai būtent daug ką pasakė. Aš pamenu, kai jis ten paskutinį minutę irgi pradėjo rinkti taškus, tai pasivijo. Ir su 8 asistais išėjo, tai galų gale jo ten žaidimas su to pačiu Dunsonu. Neblogas, bet vėlgi, jeigu turėmiesi 30, kiek ten Dunsonai, 38, tokių metų žaidėjų, tai kažkaip jeigu toks žaidėjas yra tavo lyderis rungtynėse, kažkas su tavo žaidimu yra ne taip. Tai o šiaip tai nieko naujo, Žibėnas laimi prieš Trinkierį savo seriją toliau. Ten per paskutinį 5 mačai 4-1 berods. 4-1, taip. Ir neparankus kas pralaimėjo, tai Trinkierį. Tenais mes matėm vien tas pasisveikinimas, visi žodžiai pasakyti už rūbį, kaip čia, spaudos konferencija. Linkėjimai Tautvydui Kubiliui. Jo. Bet viskas ten čia jau šiaip seni reikalai, atsiprašė Trinkierį. Ne, atsiprašė, žinai, jeigu mes būtume prieš kokias, iškart po mačo kalbėję, aš kitaip žiūrėčiau Trinkierį. Reikia pripažinti, kad žmogus tvirto charakterio. Ne kiekvienas atsiprašytų. Taip. Tai iš tos pusės pagarba, bet iš kitos pusės, vis tiek, kad ir atsiprašymą, tu neturi leisti tokių dalykų išeiti į viešą. Pasakyk žaidėjom, pasakyk, negirdint. Nes šitoj šalyje Lietuva yra turbūt vienintelė valstybė, kur tu tokiu elgesiu būtum išprovokavęs, ir išprovokavai labai didelį skandalą. Ten kokio Italijoje nieks labai nežiūrėtų į tai kaip kažkokį rimtą dalyką, nes tiesiog krepšinis nėra tiek akcentuojamas medijoje. O čia Lietuva yra turbūt numeris 1 šalis, kurioje apskritai tokių pasakymų nėra tiek daug iš Lietuvos trenerių. Aš prisiminčiau gal tą Šaro pasakymą, kai jam kažkas iš žurnalistų apie vaikus. Jau. Bet ten Šaras kaip ir teisus buvo. Iš esmės taip, bet Šaras, žinai, čia visai kitas stilius yra, net ir spaudos konferencijų Trinkierį tiesiog yra visai kito stiliaus. Tikėkime, gal dabar po šio įvykio ir žurnalistai klausimų tokių neuždavė. Atsargiau, Ir Trinkierį labiau rinks žodžius. O šiaip tai paskutinis akcentas dėl to mačo, aš tavęs net norėjau paklausti, kaip tu manai, ar Gytis Radzevičius kitais metais bus garantuotas 12 narys Lietuvos rinktinėje? Geras klausimas. Aš girdėjau, kad Kurtis nori pamatyti savo rinktinėje. Ir toks žaidėjas, tinkamas. Žinai, per daug nekalba, bet kairys aikštėje daro, kas jam pasakys. Ir jam nereikia daug metimų. Jisai kiek mažai tų metimų gauna, jis viską realizuoja, bent jau šį sezoną. Kiek jis vėlgi prieš Žalgirį 20 taškų mačo žaidėjas. Tai, žinai, nežinau, nes to talento, kad ir ne patys geriausi laikai Lietuvoje, mes vis tiek turim to talento. Bet žinai, aš nenoriu nuvertinti Radzevičius, bet jeigu visi sveiki, aš turbūt nekviešiu jo rinktinę. Jeigu visi nori dar žaisti, dar taip tą pridėsiu. Aš biškį tau paprieštarausiu, aš manau, kad Gytis šiuo metu yra savo pike ir man jis yra šiuo metu geresnis krepšininkas už Arną Butkevičių. Edgaras Ulanovas, jo vienintelis pranašumas prieš Gytį yra patirtis. Ir aš matyčiau Gytį, nes jisai gali duoti, pavyzdžiui, ko Arnas, konkrečiai su Butkevičiu. Čia pridėsiu, tas mačas su Rytu Butkiai, visai. Gytis gali pasiūlyti geresnį pataikymą iš toli, žymiai geresnį. Arnas nėra stabilus metikas. Gynyba pas juos yra panaši, Arnas galbūt yra kažkiek fiziškesnis, tvirtesnio sudėjimo, bet Gytis man tiesiog yra universalesnis, taiklesnis ir labiau tinkamas šiuolaikiniam krepšiniui žaidėjas. Ir dar plius, kad Kurtis labai jį mėgsta ir nori visada į savo klubus pasikviesti, net ir šiemet norėjo pasikviesti. Tai dėl šitų faktorių aš net nebejoju, kad jisai bus, ne tai, kad rimtas kandidatas, bet aš prognozuoju, kad jisai bus 12. Aišku, ta rolė turbūt nebus didelė, bet tiesiog prognozuoju, kad ras Kurtis jam vietą ten. Nes... faktas kad jis bent jau tam pradiniam sąraše, kai atrinkinė žaidėjas bus. Taip. Tai realiai apie Žalgirį, apie Rytą pakalbėjom. Apie Rytą dar galim užsiminti, kad šiandien Lietkabelį sutriuškino. Tai Rytas... tenais išvalė Panevėžio krepšinio aikštelę, paliko sausą vietą iš panevėžiečių. Ten nesikliavo žaidimas visiškai. Tai labai apie daug tą mačą nėra ką kalbėti. Rytui kitą savaitę Čempionų lyga.
namie žais Žinai, trečiadienį. aš gal per daug nekalbėsiu, bet apie Tubelį užsiminsiu, nes, pagaliau atrodė kaip žmogus savo vietoje. Aišku, ir prieš Žalgirį geras rungtynės. Jo, bet vėlgi, 2 mačai išėlės jau šis tas, pasiėmė Rytas tą antrą pergalę išėlės ir antrą mačą pailiui tikrai gerai atrodė. Jis važiuoja. Jeigu dabar kažkas abejoja, manau, dabar biškai. Yeah. Tai va, apie Rytą tiek ir jie žais trečiadienį namie prieš Vroclavo Šlionską ir kiek girdžiu, ten bilietai Vilniui tirpsta, tai Vilniečiai skubėkit pirkti. Vėlgi, agituojam pirkti ir jo. Rytas turėtų šiaip pasimtas rungtynės ir tikiuosi, kad pasims ir kitą podcastą galėsim apie Rytą ir iš gerosios pusės pakalbėti. O dabar kalbam turbūt į Eurolygą varom, į kitus mačus. Jo, apžvelgiam. Ir kas ten gero? Visų pirma, nebuvo labai daug kažkokių staigmenų, bet verta aptart Stambulo derbį, galvoju. Ne, aš gal iš pradžių noriu paminėti mūsų varžymus. Pagal spėjimus. Tai kai prieisim prie spėjimų, gerai. Pakalbėkime apie mačus, kas įvyko šią savaitę. Tai, Stambulas, kas ten, kas gera, kas bloga. Įtemptas mačas, 5 taškų Fenerio pergalė, išvykoje, jis lyginai išvykoje Stambulė prieš Efesą. Geros rungtynės. Kai kam geros rungtynės. Nes ten buvo daug žaidėjų, kurie prašovė. Ir aš galiu iškart pasakyti, kad mano draftai nukentėjo biškį dėl kai kurių žaidėjų. Tai mes apie fantasy dabar. Vėlgi agituojam, reklamuojam. Bet Envora, Puirė, visiškai neformai. Puirė mane irgi stebina. Atrodo, kad jisai dabar... man keista, kad Oturų jį nukonkuravo. Žinai, jis po traumas grįžta. Tai kaip ir... aišku, kodėl. Bet, aš nesikėjau, kad toks stiprus nuopolis. Ir jis jau, tęsis, tai ne pirmos rungtynės. Pirmose rungtynėse, kai dar prieš savaitę žaidė, jau prieš 2 savaitės su Feneriu žaidė, kurie irgi prastai atrodo. Dabar vėl žaidžia irgi, 3 taškai, 1 asistas, 1 blokas, ne vieno atkovoto kamuolio iš, daug kas pasakytų, top 3, gal net geriausias Eurolygos centro, silpnai, labai silpnai. Taip. Top 3 gal per skambiai pasakyta, bet taip, faktas, kad elitinis vidurio puolėjas. Tas pats Larkinas dar kažkaip... Jo, žinai. Kažkaip aš per pastaruosius metus įpratau, kad jam reikia to įsivažiuoti, kol užtrunka pas jį. Tai dėl jo aš kaip ir, netaip noriu pridėti, nes, žinai, Larkinas jau viskai įrodęs. Tu nebejoji šio žaidėjo kokybę ir žinai, kad galų galiai jis iššaus. O Efese tai pagrindė tempė Oturų, kaip ir sakiau, tas dabar jų pagrindinis vidurio puolėjas, kuris nukonkuravo, Puirė 21.6 atkovoti kamuoliai, labai geros rungtynės. Ir Efesas net ir su taip atrodančiais lyderiais priešinosi, Šaras turėjo pavargti. Ir realiai, kas dar mane nustebino, kad Arturas Žagaras vienus iš lemiamų taškų įmetė 3 taškį. Taip, ir Žagaras tose rungtynėse gavo 14 minučių, susirinko 11 taškų, kas tikrai mane nustebino. Žinai, džiugina viena iš tos pusės, kad Šaras, panašu, kad Skotį Vilbekino pradės, neprarado gerą žaidėją, nes, aš nesitikėjau, kad tokios rungtynės bus, be abejo, čia tik 1 rungtynės, bet 11 taškų per 14 bent jau nežiūrėjau tų rungtynės, bet skamba labai gerai. Taip, Žagaras tikrai neiškrito iš konteksto, kaip tik buvo labai confident, vėl mes angliškus terminus naudojam šitam podcast'e. Užtikrintas, taip, ir jo. Šiaip įdomus derbis, tikrai. Įdomus, nes... daug nenuspėjimų, kaip čia, ne tai, kad įvykių, bet, Boldinas neįtikino vėl. Jo, savo lygį jisai ten per 30 minučių 15 taškų, 2 perdavimai ir net sakyčiau, ta statistika yra kiek per gera jam, jo realiam žaidimui, nes jisai netrodo. Ten buvo pramestų metimų ne vietoje ir, Labiau Kolsonas man iš Fenerio. Kolsonas, tas pagrindinis vedlys. Galiu paminėti jo pirmą kėlinį, nes tas pirmas kėlinys, turbūt, geresnį negali norėti. Kiek 14 taškų per vieną kėlinį, pirmą kėlinį. Ne vieno pramesto metimų, man atrodo, nebuvo, tai gaila, kad jis užsibaigė tik su 16 taškų, nes būtum tikėjęs bent jau tų pačių 21, kaip kad Oturų turėjo. Bet matos, kad jis į Šaro sistemą labai gerai įsiliejo jau nuo pirmų rungtynių. Ir ką, Feneris dabar startavo Eurolygą 2 pergalėm
ir kitą savaitę jų laukia, šiaip neįtin lengva savaitė, nes Feneris žaidžia, nors atsiprašau. No. Sakyčiau visai lengva, tiesiog Belgrade žais, tai man iškart, žinai. Belgrade, ne, pas save. Pas save. Tai... Gerai, tada. Seniai, taigi 4 pergalės bus pašaras. Gerai, pakalbėsim apie prognozes, biški vėliau dar apie vieną mačą trumpai neišsiplečia. Vat čia ir truputį jau pradėsim kalbėti ir apie mūsų spėjimus, nes šitas mačas iš Rafaelio atimė tokį brangų. Aš jau nujaučiu, apie kurį. Kaip ir aš prognozavau, Vilerbano Asvelis, ar Liono Asvelis, kaip čia dabar vadinti. Aš vadinu Liono Asvelį, tu gali Vilerbano, aš nežinau. Jo, sugebėjo veikti Virtusą. Aš nustebęs buvau, nes, ne tik dėl to, kad prognozavau, kažkaip netrodė, kad Asvelis turi tam tų žaidėjų, kaip ir nėra ta, visiškai apie nieką sudėtis, bet yra tos pavardės, kurios prieš kokius 5-7 metus būtų gerai kotirausias, dabar nelabai ir ant popieriaus, vėlgi, aš manau, tu sutiks, kad Virtusas geresnė komanda. Tai faktas ir šiaip Kordinėja kaip lyderis atrodo labai gerai šį sezoną. Šiaip puikiai atrodo. Ta prasme, kas pasiėmė draftuose, aš jau į tą aš pasiėmė. Ja. Man tiesą sakant, man nebuvo labai geras turas, bet Kordinėja buvo vienas iš tų, kuris dar gelbėjo mane šitam turė. Kiek ten, apie 20 taškų, ten 5 atkovoti, 7 dar asistai, 23, 5, 6. Beveik pataigiau. Labai gerai. Vat ko trūksta man Vilo Klaiburno, kaip to vieno kertinių pasirašymų. Jis ten momentais gerai atrodė. Aš mačiau, kad jis iššokdavo, bet jis kaip ir žaidėjas, ne pats jauniausias, gal to stabilumo biškiau trūksta. Toko Šengelėje, Tornikė Šengelėje. Pat jis nuvedė, lyderis kaip ir galėtų būti. Jo, jisai tikimasi iš jo daugiau negu jisai gali, bet žinai, šitas pralaimėjimas rodo, kad ta Virtuso forma nėra pati geriausia. Apskritai iš Virtuso daugiau tikimasi. Jeigu 10 buvo, ne? Pradė sezoną. Ne, 10. Ja, man atrodo, nes jau buvo. Tai apskritai iš Virtuso tikimasi daugiau, nes pradėta 2 pralaimėjimais iš 2 galimų pergalių. Ir kažkodėl man atrodo, kad šita serija nutrūks. Jo, ir mes kalbėsim irgi apie Kauno Žalgirį. Taip jau galit nujaus, kad mes prognozuojam pergalę ten. Bet apie rezultatus dar truputį vėliau. Paskutinis dalykas, iš Asvelio jau atiduodam pagarbą Asveliui ir Teo Maledonas. Šitas žaidėjas mane stebina. Ir aš galvoju, kad šitas jaunas prancūzas gali būti Eurolygos žvaigždė, jeigu jisai neišvyks į NBA. Tai čia dar geriau jam būtų. Jo, tai tikrai labai nustebino 17 taškų, 5 asistai, 3 reboundai. Aš dar paminėsiu tą patį senąjį Vilką, Dekolo. Neblogai atrodo. Nemirštantis Vilkas. Jau klausimas kaip, bet atrodo vis klubai kaip ir, negerėja, prastėja, bet Dekolo, nesens. Kaip prancūziškas vynas, savo žimbę. Gerai, jau čia labai daug įmetėm tų imitacijų į mūsų prognozes, tai apie jas ir pakalbėkim. Dabar matot praeito turo mūsų prognozes, tai kaip ir galima sakyti, aš niekur nesuklydau, visi 9 taškai pasimti, gaila tik, kad nepavyko nei man, nei Rafaeliui atspėti tikslaus rezultato, nesusirinkti papildomų 3 arba 5 taškų, bet vienintelis mačas Rafaelį pakirtęs šitam ture buvo šis. Asvelio ir Virtuso. Jo, mano prancūzai mane išdavė. Ir tai dabar įtakoja, kad rezultatu 13-12 aš pirmauju. Labai klausiu. Jeigu tą pirmą raundą abudu su 4 buvom, dabar, atsiprašau, 9-8. Artėjom. Bet kas dabar? Bet ar mes arti po šitų 2 raundų mūsų? Jo, nes turim 2 savaitę dabar. Žinok, aš nemačiau tavo rezultatų ir gerai, bet aš manau, mes turėsim skirtingus spėjimų. Pažiūrėsim, nes aš irgi turiu tokių įvairių minčių, kai kur net gal bandžiau išsiskirti rašydamas rezultatus, bet pasižiūrėsim. Tai davai, pradėk tada. Gerai. 3 turas, kas Alba Asvelis. Taip, pradedam nuo tokio dugno mačo. Berlyne, Uber arenoj žaisi tie klubai. Taip, ir aš turiu 72-87 Asvelio pergalę. 15 taškų, ne? Taip.
Mačas, kuriame Alba turbūt galbūt viename iš nedaugelio mačų, kur gali pasiimti pergalę, tokia užtikrinta pergalė prognozuoja Lionai, bet aš sutinku. 6 duodu Lioną. 7-3, 7-9. 7-3, 7-9. Yeah. Taip, kitas mačas, Fenerbahčė namie žaidžia su Crvena Zvezda. Ir Tai mes jau kalbėjom, tai Šaras juda toliau gerai. 83-66 turiu Fenerį. Taip netikėti Zvezda? Aš irgi turiu Fenerį be abejo. Aš tikėčiau, jeigu Zvezda žaistų namie, tada duočiau labai... Ne, žinai, aš nustebęs, kad tu jų puolimų taip, netiki. Man kažkaip, žinai, manęs neįtikina. Prieš Paryžių, mano nuomonė, jie turėjo pralaimėti rungtynes. Gal ir taip, bet žinai, 2 pergalės iš 2. Prieš ką jie laimėjo? Jie dabar žaidė, tuoj pasakysiu, prieš Baskoniją. Baskoniją. Tai taip, žinai, namuose. Taigi neįtikinamai ten... Neįtikinamai, jo, tenais apskritai ir Baskonija neįtikino, bet ten, pasiėmė pergalę. Šiaip pirmą kartą Zvezda startuoja 2 pergalėm. Nebuvo dar tam. Tai gerai, ką tu turi? 87-1. 80. Ja, 71. 80-71. 80-71. Gerai. Maccabi Efesas. Maccabi Efesas, taip, tai rungtynės, kurios vyks Belgrade. Yeah. Maccabio. Ir šiaip apie Maccabi, Jordanas Lloydas. Žaidė praeitą turą Maccabis Monaką. Yeah. Lloydas žaidė už Maccabi. Yeah. Baigęs rungtynės po kelių valandų pranešimai, kad Lloydas palieka Maccabi dėl saugumo sumetimų karo Izraelyje. Yeah. Ir kitą dieną jau yra gandų, kad jisai... Grįžta į tą pačią Monaką. Ir jam niekur nereikia skristi. Prisijungs prie Monako klubo Lloydas. Gal sutapimas, nežinau, bet ar sutapimas, kad Maccabi ir vėl pralaimės? Tikrai taip, turiu 83-88 Efes. A, ne? Taip arti? Taip. Čia jau Efeso, kaip suprantu, netiki. Ne, aš tiesiog Maccabis... A kas, tai nėra žaidėjų, kad susirinktų tiek taškų. Bus, Jokubaitis? pamatysi, Tamiras Blatas. Jokubaitis? Tamiras Blatas. Gerai. Sėkmės tau didžiausias. Ne, jis geriau žaidė. Jau geriau buvo, Bet geriau buvo. žaidė geriau, bet aš nesuprantu, kodėl jis tiek mažai žaidė. Bet čia prieisim. Jo, ne, pas mane šiam 5-80, nes, aš buvau... O kas susirinks taškus, tu man paaiškini, Jokubaitis kokius 5, Blatas kokius 10, o po to aš nežinau, kas ten dar yra. Tai. Gerai, judam toliau. Vienas iš įdomesnių mačų šitam turė, mano nuomonė. Ne? Vien dėl to, kad Olympiakosas manęs dar iki galo neįtikina, pasiėmė pergalę prie Žalgirį, bet dabar žaidžia prieš taip pat niekaip neįtikinantį Milano klubą. Ja. Bet prognozuoju tai, kad Olympiakosas po truputį įsivažiuos ir 78-70 įveiks Milano namuose. Bliamba, beveik taip pat 7-7-70 pas mane. 7-7-70. Ja. Aš, kad rezultatą beveik tokį pat turiu, žinok, aš tikiuosi kone identiško vaizdo kaip su Žalgiriu. Žinai, Milanas gerai nežaidžia, netikiu, kad jie taip arti bus Oly, nes gerai sužais, aš netikiu, kad tiesiog Olympiakosas kažką daugiau parodys, nei kad prieš Žalgirį. Tik tiek tai galiu pasakyti. Vezinkovas, be abejo, ten virš 15 turės, Furnė, aš tikiu, kad irgi tenais apie 15, bet... Taip, dar pertrauksiu, noriu tiesiog atkreipdėmėsi, kokie yra Rafaelio gražus raumenys. Dilbių. Tiesiog, toks tikro vyro požymis. Labai žavingai ir tikiuosi komentaruose pagirsit Rafaelį. Taip, tai... Čia labai off topic. Man patinka tokie iššokimai. Gerai, dabar visai man įdomus mačas Vitorijoje. Jo, čia jo. Žinok, aš pasakysiu iš karto. Aš spėju, kad Baskai pralaimės, bet 8-2-8-5. Labai ganėtinai rezultatyvus kaip Eurolygai mačas. Artimas, bet Realas geresnė komanda. Baskai nežaidžia kol kas gerai ir jie pralaimės 3 kartą. Wow. Tu nesutinki.
Ne, viskas gerai. Šitą šypseną man sufleruoja, kad tu nestinki. Ne, pasižiūrėjau į mūsų garso įrašymo įrangą, bet šiaip jo, aš irgi turiu realą pergalę 7-9, 8-7. Ne, biški daugiau, bet irgi sutinku su tuo, kad gali pasispaldyti baskai. Šiaip Sedikerskis vėl neblogai atrodė. Tikiuosi visą sezoną panašių. Čia, nežinau, va čia, davai tuskink, nes aš tą nustebinsiu. Paryžius prieš Panathinaikosą? Davai sakyk, koks tavo spėjimas. Ne, ar tu turi Paryžių? Ne, nu tu skubi, aš neturiu Paryžius, bet aš turiu Paryžių 7-9 pralaiminti. 7-9. 77-79. Ne, ko labai nenustebino, aš turiu 80-86 Panathinaikos. Nu 6 taškų persvarą. Galvau, kad jau Paryžių pasiėmė. Nu, bet žinai, arti, nes Pavo kažkaip tipo... Pasiėmė tas pergalės, bet neįtikino. Vat ir dabar šį Graikijos lygų žaidė. Net tipo, ant paskutinės minutės 4 taškai vėlgi. Nu, bet čia, žinai, Atamanas niekada neskuba sezono pradžioje įsivažiuoti. Nu, jiems svarbiausia, kad jie pergalės renkasi. O jas perrenkasi. Jo, tai ką, dabar einam su Žalgiriu? Nu, tai va. Nu, aš manau, jau visi žino, kad Žalgiris pasiims pergalę. Ar tikrai? O kaip Virtus pasiims pergalę? Aš prognozuoju Virtus ar pergalę. Tau į dantis gal? Gerai. Tai. Ne, bet rimtai, Virtusas gerai nežaidžia, Žalgiris banguoja. Taip buvo. Eurolygoje, jie kaip ir neblogai atrodo, kad ir nežaidė gerai prieš Olį, bet savo lygį, aš sakyčiau, lietuviško krepšinio lygį neblogai atrodė. Netikiu, kad jie taip pat prastai gali ir toliau mėsti tos tritaškius ir metinimus į žaidimą, todėl jie 8-5-78 laimės. 8-5-78? Yeah. Aš turiu 8-1-88. Tai irgi 7 taškai. Jo, tai čia... Žalgirį. Žalgirį. Taip, Žalgirį, aišku, Žalgirį. Tai jau ką gausime buvo po 3 taškus. Tai va, kas toliau... Šiaip geras mačas. Keliamės į Belgradą. Ja. Atsimenu, Belgrade Bayernas žaidė su Partizanu praeitą sezoną ir Silveinas Francisko lemiamą tritaškį pataikė ir laimėjo Bayernas. Dabar Šabazas Napieras lemiamą tritaškį prames. Tas Partizanas 87-8 pasiims pergalę. Ne, man nieks nesiskiria. Ką rimtai? 7-7-7-3. Dar beveik tas identiškas skirtumas. Jo, koks tavo buvo tikslus? 87-8. Tam, žinok, aš tai pakeisiu tą sekantį mačą. 8-7-8, 2 taškais. Jo. Turi Partizaną. Jo, Želko pasiims. Realiai tiesiog dėl to, nes Partizaną mačas vyksta. Belgrade, ta prasme. Gerai, tai turim Barceloną prieš Monaką. Gerai, davai, tu pasakyk, aš tą pagalvosiu, ką pasakysiu. Aš turiu Monaką. Tai gerai. Aš turiu Monaką 2 taškų skirtumą 84-86. Šiaip turbūt 3 turų mačas. Faktas. Turo mačas. Jo, nes Monako gerai žaidžia. Jie prieš Milaną laimėjo. Jo. Prieš Milaną laimėjo jie ir laimėjo prieš Makabį. Tai va, tai kaip ir ne patys stipriausi oponentai, bet aš tikiu, kodėl tu sakai Monakas, nes Maikas Džeimsas net ir nepykiniai formai, bet Dialo, man atrodo... Alfa Dialo. Jo, šitas žaidėjas puikiai atrodo. Prancūzas gerai žaidžia, bet Monako 80-84 pralaimės. 8 kiek? 8-4-80. Barsą pasiėmė. Gerai. Tiek pat taškų Barsai prognozuojam, tik tais vienas pergalė, kitas pralaimėjimas. Jau. Tai gerai, dabar turim 4 turą. 4 turą. Ir šiaip dėl Barsos dar greit. Barsa neįtikino, pralaimėjo prieš Žalgirį, laimėjo prieš Albą. Jo. Gerai, o tai keliamės į antrą turą ir vėl pradedam nuo Berlyno Albos, kuri namuose priima Stambulo Fenerbahčę. Ir laimė. Stambulo Fenerbahčė 89-68 plus 21. Aš vėl beveik panašiai. 9-1-7-3. Žinai kodėl? Nes Baldvinas su 30 taškų. 73-91. Baldvinas, sakau, trečdalį Fenerio taškų pasiims, pasismagins, puikiai atrodys.
įsidėmėkit, ką jis pasakė, 30 taškų Boltonas pasiekė. Aš žinau, aš nustebęs, kodėl tu neklausi, kodėl. Nes, jis pas man draftas yra. Dabar prisiminiau. Draftas. Draftas. Gerai. Šokam į toliau, niekur labai nestojam ir Makabis žaidžia su Partizanu. O kur rungtynės vyks, nežinau, nes jeigu vėl... Pas Makabį Belgrade. Tai čia pas Partizaną? Ne, pas Makabį Belgrade. Tai čia pas Partizaną? Tik tais Partizano fanai negalės patekti tas rungtynės. Nu gerai, logiškai. Bet ar tokiais mačų pabaiga? Partizanas 80-89 laimės ir greičiausiai nekeis to ir tavo rezultatas. 8-4-7-2 Partizanas. Užtikrintai. 2 pergalės iš 2, spėjau, kad bus kitą savaitę. Nematau, kokiais būdais gali Makabį pasipriešinti. Jokubaitis jau bus su kokiais 7 taškais. Tai tiek. Tai gerai. Vis dar nėra išsiskirimų, mane tas nervuoja. Blemai, kiek čia 11 mačių. Čia dar blogiau nei praeitą kartą. Gerai. Kažkodėl man atrodo, kad ir dabar nesiskirs, bet Milano Emporio Armani prieš Kauno Žalgirį. Ir kaip aš tau prieš podcastą buvau užsiminęs, taip aš prognozuoju 2 Žalgirio pergalės šią savaitę. Gerai, skiriasi. Skiriasi? Skiriasi. Tu prognozuoji Milaną? 1 tašku, 7-5, 7-4. Žinok, aš visas rungtynės užsirašinėjau, taip susirašiau 2 komandas ir tai žiūrėjau, koks bus rezultatas. Čia aš pasižiūrėjau į rungtynę, žinau, kad 1 tašku Milanas laimės. Oho, tiesiog, tas sako. Čia mėnulis ar kas čia tau? Kas čia priešpilnis ar kas, aš nežinau. Aš turiu 7-6-80 Žalgirį. Tai irgi, žinai, arti. Taip, žinai, sakyčiau, lygiaverčiai varžovai. Nes, Žalgiris gal dabar pajėgesnė komanda pagal, sakykim, žaidimą. Milane, ten kelintus metus nesikliuoja žaidimas, tai tipo... Kol bus ten Etorė Mesina, tol ir nesikliuoja. Taip. Su visa pagarba krepšinio profesoriui. Bet man atrodo tiesiog, tiesiog Milanas laimės. Tiesiog jisai nekenčia Kauno Žalgirio ir tiek, kad aš daugiau ne. Man įdomu, aš bent 1 pergalę prognozavau Žalgirį. Be tos prieš Etorį. Tu prognozavai prieš Rytą pergalę. Tada nepasiteisi. Gerai, žiūrėsim toliau. Gerai, keliamės į Müncheną. Bayernas prieš Paryžių. Čia yra šansų, kad išsiskirs, nes aš turiu Paryžių. Ką ne? Taip, o tu turi man. Čia rimtai visi? Aš turiu Paryžių. Čia visiškai rimtai? Taip, 8-1-7-9. A ne? Seniai, aš tai ne... Čia rimtai? Taip, 8-1-7. Seniai, Bayernas nuneš 8-8-7-1 Paryžių. Jokių šansų TJ Shorts komanda neturi. Neturi. Šabazas Namieras, Opstas ir visi kiti Bayerno gynėjai bei geri žaidėjai. Sumalsi miltus Paryžiui. Kuriam pasauliu tu matai, kad Paryžius laimi? Aš matau, nes man Paryžius visai neblogai atrodo. Tai kas iš to? Tiesiog aš... Bayernas ir neblogai atrodo. Aš turiu Paryžių išvyko, Miunchene laiminti 2 taškų persvarą ir prašau ant manęs nerėkti. Čia, žinok, mano įprastas tonas, tai aš neterėkiu. Gerai. Išsiskiria jau 2 mačai. Pradėjom kalbėti, kad nesiskiria, bet jau išsiskiria. Ne, gerai, tai pakalbam, kodėl? Tiesiog Ne, čia tiesiog prognozės, labai daug įžvalgų nereikia. Prognozuoju aš. Ne, bet man įdomu, tai kodėl? Aš kaip krepšinio žiūrovas, kaip krepšinio gerbėjas klausiu. Kuo Paryžius gali pasigirti, kad pranoktų Bayerną? Abi komandos žaidžia panašaus stiliaus žaidimą, greitas puolimas, daug taškų, Bayernas turi daugiau talentų šiek tiek. Ne, šiek tiek. Šiek tiek. Ne, šiek tiek. Bet Paryžius, aš įsivaizduoju, Münchene tokioje pakankamai neutralioje atmosferoje gali pasimtas rungtynes. Aš dėl atmosferos sutinku, Bayernas nėra, Žiūrėk, faktas, kad Bayernas yra favoritas rungtynių, bet aš tiesiog norėjau išsiskirti, aš prognozuoju Paryžių, nes aš kažką jaučiu. Tame esmė, tipo... Aš nežinau, ką aš jaučiu, bet aš jaučiu, Rafaelį, jaučiu. Iširdimą ar slūbinę tu jauti, man įdomu. Gerai, gal negražiai biški, bet ne,
Ne, nu gerai. Bet aš tai nemačiau, kokiais būdais Paryžius gali laimėti. Aš taip užtikrintai dėjau tą Bayerno pergalę 17 taškų, kad galvojau, gal čia net per mažai Bayerno. Gal jie daugiau pakraus. Tai gerai, palauk, kiek ten tu? 8-8-7-1. Yeah. Nu gerai, baigiam apie šitą mačą, pagalvom apie tikrą desertą. O čia tai. Madridas. Taip. Madrido Realas namuose priima Atėnų Panathinaikos su Ergino Tamandu ir Marium Grigoniu prieš akį. Ja. Nu, Ir aš- ne prieš akį. Gerai. Ir aš prognozuoju 1 taško persvarą laiminti namų klubą Madrido Realą. Šiaip gerai, vėl skiriamės. 8-2, 8-1 Madrido Realas. Bravo. Žinok, aš nekritikuosiu, aš kaip ir netikiu, kad Realas gali laimėti, nes Felizo tie 2 taškai nepadeda nekiek. Apie Madrido Realą problemas irgi reikės pašnekėti kažkaip. Ja. Tai man atrodo, mes jau kalbam keletą. Ar tai futbolas, ar tai kažkas. Bet jie pasiėmė Partizaną. Pasiėmėm, bet žinok, aš buvau nustebęs biškiu. Ibaka gerai sužaidė, jo, mačo žaidėjas, kiek ten 21 naudingumo balas, bet, nesiklijavo, man kažkaip taip atrodo tas krepšinis, kad Realas ir gali būti patenkinti. Tai gerai, kiek tu prognozuoji? 7-3, 7-8 pavų. Tokį ne visai rezultatyvų mačą prognozuoju. Iškart nesutikčiau vien su to, kad Madridas namie 7-3 taškus, kada paskutinį kartą įmetė tiek mažai, net nežinau. Tai viskam pirmas kartas. Ir šiaip labiau prognozuoju, kad bus tokios, gal ir klampios rungtynės. Kiek tu? 8-2, 8-1. Realas. Tai čia 9 taškų skirtumas, apie ką. Ne tiek ir daug. Jo. Tai vat toks mūsų spėjimas apie karališkąjį desertą 4 turo. Jo. Ir dabar kelias. Jeigu čia skirsis rezultatas. Monakovas prieš Virtusą. Jeigu čia skirsis. Ir ne, čia tikrai nesiskirs. Virtusas. Ne, čia nesiskirs mūsų rezultatas, nes nei tu, nei aš nesame debilai. 87-78 turiu Monako pergalę namuose prieš. Kiek? 8-7-8. 8-7-7-8. Ai, lema, žinok, norėjau, gal čia aš biškį perdėjau, bet 9-4 šiam 8. Aš žinok, aš pasižiūrėjau pirmus 2 turus, pasižiūrėjau 3, kaip man atrodo, kad turėtų vykti, aš prognozavau Monako pralaimėjimą Barsai, bet man atrodo, tai supykdys prancūzus. Man atrodo, jie puikiai puolime sužais, o Virtusas absoliučiai niekaip puolime nesužais. To 6 taškų persvarą. Bet tu prognozuoji, Virtus. Žalgiris laimės prieš Virtusą. Ir tada... Ne, tai tu sakai, kad Virtusas po pralaimėjimo Žalgiriui supyks ir kažką prieš Monako pademonstruos. Ne, aš tiesiog nemanau, kad tokia persvara. Kovos vis tiek Virtusas. 8-7-7-8. Viskas gerai. Žinai, aš dabar biškį gal nukrypsiu, bet jeigu galėtume grįžti prie sezono pradžios, kai prognozavom tą lentelę, Eurolygos galutinę reguliarią sezoną, aš keičiu Virtus poziciją. Gerai, čia dabar tu nieko nekeisi, bet taip, Virtusas labiausiai turbūt nuvilinti komandą šiuo metu. Jo. Bet čia mūsų tikrai išsiskirs irgi. Anadolu Efes prieš Olimpiakos. Aš manau, kad išsiskirs. Jo, nes aš prognozuoju Olimpiakoso pergalę 8-5-8. Tada jo skiriasi. 8-5-8. 8-5-8. Okay. Kodėl? Aš manau, kad Olimpiakosui kitą savaitę jau atėjo metas rinktis tas pergalės po to pirmo suklupimo prieš Fenerbahčę ir aš juos visgi stačiau į pirmą vietą reguliariajam sezone, todėl kitaip nelabai galiu prognozuoti. Ir tu gali ir sižadėti savo... Ne, aš nesižadėsiu. Aš tiesiog net ir manau, kad Efesas nėra ta komanda, kuri šiuo metu gali kažką prieš pastatyti ir išvykoje Barcokas. Bet tai tu reiškia savo purie netiki. Gerai, ne apie fantasy kalbam, mes kalbam apie spėjimus, aš bent jau čia tave nugalėsiu. Ir fantasy patikėk, aš jau... Ne, tu jau nugalinėjai, man nereikia priminti, kaip aš pas ten turbūt 90%, jei ne 95% žiūrovų geresnį turėjo savo, ne aš, bet ten paliekam už... Jo. Ne, pas mane 8-4-8-2 Efesas pasiėmė. Žinai, vėlgi, toks labiau tiesiog, man atrodo, kad turkai sužais. Manau, norės atsigriebti Efesas, jie laimės prieš Makabį. Gerai, gal nenorės atsigriebti, bet, nežinau, tiesiog.
Gerai, per daug, tiesiog labai užknisai mane prognozuoti, tiek daug mačų keliamės į prieš paskutinį, bent jau geroje atmosferoje, tas prieš paskutinis mačas vyks, Trevenas Vesda priims Barceloną ir čia spėju, kad mūsų išsiskirs, nes aš prognozuoju Belgrado klubo pergalę 5 taškų skirtumų 77-72 prieš Barceloną. O, tai kodėl tu manai, kad išsiskirs? Ai, tu irgi Vesda? 8-3-80? 8-3-80 Vesda? Yeah. Kodėl? Tai tu irgi nori pasakyti, kad tavęs Barsa neįtikino taip labai. Žinai, aš kuo toliau, to labiau bijau savo to spėjimų, kad jie pralaimės Monako, kad jie laimės prieš Monako. Zvezda neblogai, man atrodo, tipo. Ne, namie. Tas, tipo, gal jo, jie, tikrai silpnesni už Barsą. Ir jo pralaimės Fenerį, irgi faktas, bet namie, aš sakyčiau, mažai komandų namie prieš Zvezdą laimės šį sezoną. Labai mažai. Taip. Ir ypač jie būna super motivuoti prieš stiprius varžovus, dar prieš tokį vardą, prieš Barsą, kuris šiuo metu dar nėra įsižaidusi. Jie matė, kad Žalgiris laimėjo. Zvezda ant popieriaus geresnė nei Žalgiris. Ir atmosfera ant popieriaus geresnė nei Žalgirio arena. Nebejotinai. Kauno Žalgiris ir gali. Rinkitės į arenas, mokėkit bilietus. Savo sakėm, prieš Barsą. Tai pažiūrėsim, kiek jie dar soldautų šį sezoną surinks. Ne, šiaip surinks, nes Žalgiris jau mažina kainas. Žalgiris laiminės tiek, kad surinks. Gerai, paskutinis 4 turo mačas. Tik Lyono. Mūsų Lyono mieste, kurį mes labai mylim. Ypač Rafaelis, kuris mėgsta prancūzus. Bet prancūzų aš nemėgstu. Čia aš turiu 79-82 Baskoniją. Aš labai abejau šito mačo, bet aš pritariu tavo, Barsa, blema. Baskonija. Dar praeitų mačų gyvenu. 8-8, 8-4 Baskai pasiims. Aš nežinau, kodėl, man atrodo, lygiaverčiai varžovai šiame sezono etape. O ne tu Baskonijai 9 vietą dėjai ir reguliariojo sezono spėjimas, o Asvelį dėjai į 17? Kaip? Neišgirdau, žinok. Apie kokį lygiavertiškumą tu gali kalbėti, man įdomu. Aš galiu pripažinti savo klaidas, jas padarau. Tai dabar aš turbūt padariau ten keletą klaidų, spėdamas Eurolygos galutinę lentelę, bet, dabar, žinai, aš pritariu, Baskai laimės. Ir jau kaip matot, dabar prieš savo akis mūsų spėjimus abiejų turų. Šiaip 4 turas drastiškai skiriasi. Taip. Drastiškai. Tai pirmam berots nesiskiria. Ne vienas visiškai, tai Paukai 3 turas. Tu vėl turėsi bipinti, Rafaelį. Bet jo, 4 turė... Kiek ten skiriasi? Kiek mes turim mačų, kurie skiriasi. Turim Žalgirį Milaną, Realą Panathinaikosą, FS Olimpiakos. Taigi Bayerną Paryžių. Bayerną Paryžių 4. Viskas. Tai 4 mačas. Normaliai. Tai įdomu, į kurią svarstyklių pusę pasuks svoris mano arba Rafaelio po 3 ir 4 turo, tą išvysit kitam podcast'e. Ir jo parodėm jums tas prognozes, baiginėjom mūsų podcast'ą, dar galim pakalbėti tiksliai, mesgi nebaigiam podcast'ą, mes turim debatus. Gerai, ką tu norėjai pasakyti, man įdomu jau. Prieš debatus darysim dar pertrauką vieną. Galim daryti, jeigu nori. Jo, ir aš dar norėjau užsiminti apie įeinant į debatus, labai svarbi tema. Kaip tu manai, kaip mūsų Europos taurės komandos atrodo? Aš galvoju, apie Nedai kalbėsim. Labas, Nedai. Sveikas, Nedai. Labai malonu. Žiūrėk, aš galiu pasakyti taip, Lietkabelio šansus patekti į kitą etapą aš uždarau jau. Viskas. Vulsais dar kažkiek tikiu, bet jeigu jie nepakeis trenerio, tada irgi uždarau jiems. Gerai sakai. Aš turėjau tą pačią mintį, kad... Mes apie tai pakalbėsim debatuose, kurių temą išgirsite labai netrukus. Ne, šiaip tiesiog aš nesuprantu, kaip Lietuvos klubai nesugeba laimėti Europos taurės varžybų. Gal Rytas kitą savaitę nustebins. Turėtų laimėti Rytas. Jie nustebintų, jie pralaimėtų, tai tikiuosi nenustebins. Bet
Nežinau, aš nenoriu kalbėti apie atvirai. Nuvilė ir tiek. Nuvilė ir tiek. Aš galiu tada monologą. Davai. Žiūrovas. Nu, man tiesiog... Man išėjau gal tiesiog. Kas čia per podcast? Gerai, šiaip apie Wolvesus, taip. Nu, visiškai, nes trūksta man lyderio. Aš nesuprantu, kas praeitą mače prieš Ulmo Ratio Farmą darėsi, kodėl Kauvanas nežaidžia geriausio savo žaidimo. Trūksta Kulbokos, kuris vis dar yra traumuotas. Nesuprantu, kodėl italas treneris remiasi tik užsieniečiais, kai Marekas Blaževičius žaidžia visai neblogai. Tikrai turėtų gauti daugiau. Jis beveik nežaidžia. Nu tai va, Žemaitis žaidžia gerai, bet irgi negauna laiko. Tai jo, apie tą trenerį tik tais kol kas blogi žodžiai, o Lietkabelis iš vis prieš turbūt antrą silpniausią Europos taurės komandą namie pralaimėjo 20 taškų skirtumų. Tai problemos ten daugiau negu akivaizdžios, šiandien jie pralaimėjo prieš Rytą irgi panašių skirtumų. Tai... Rytas, bent jau, tarkim, paaiškinau. Bet... Jo, Rytas vis stipresnė komanda, mano nuomonė, tikrai užarė pagal pinigus ir pagal viską. Tai Lietkabelis kol kas išgyvena irgi labai sunkius laikus, ten reikia permainų, ten reikia išgydyti žaidėjams, trūksta Danieliaus Lavrinovičiaus, trūksta Brikso, pagrindinio vidurio puolėjo. Ir šiaip labai gaila, kad Panevėžio žmonės turi matyti tokią prastą sezono pradžią ir greičiausiai jau uždarytas duris į Europos taurės atkrintamųjų etapą. Tai va, tiek Lietkabelis žaidžia taip prastai, kaip ir Wolves renka lankomumą šį sezoną Europos taurėje. Taigi... Nereikėjo šito, bet man tiesiog... Tiesiog čia buvo pati liūdniausia tema, aš pašnekėjau, aš baigiau. Tikiuosi, jūs mane nustebinsit Wolves ir Lietkabelis kitą savaitę. Ir tikiuosi Rytas taip pat. Ir tikiuosi susirinks. Jo, o dabar mes turėsim specialią šio podcast'o temą uždarimui, debatai. Susitiksime jau dabar. Taip, tai grįžtam po paskutinės pertraukėlės, esam labai pavargę, kažkaip nesitikėjom, kad taip ilgai filmuos. Budrus. Šiandien turėsim greičiausiai 1,5 valandos podcastą, didžiausią mūsų istorijoje. Nu tai mušam rekordų, žinai. Ir pagaliau pristatom mūsų šio podcast'o temą, debatai ir šiandien pagrindinis klausimas. Šiaip čia inovacija tokia, aš pastebėsiu, kad norim tai kaip įprastą dalyką padaryti. Įprastas dalykas. Tai kiekvieną podcastą turėtumėte išvysti mūsų debatus ir šiandienos tema. Šiaip, aš dar sustabdysiu tą. Gerai. Pos. Jeigu norit kažkokią temą išgirsti, kad mes aptartume, padiskutuotume. Komentarai visą laiką tam skirtingi. Komentarai visi įmanomi. Taip. Yeah. Šios dienos tema, klausimas, kurį sugalvoja Rafaelis. Yeah. Koks treneris turi būti atleistas, nesvarbu futbolą ir krepšinį, nes mes... Ne, tai davai, abudu aptarėm. Abudu aptarėm. Davai. Pradėkim nuo futbolo. Davai, ja. Nu, ką tu turi? Žinai, aš pasirašiau porą trenerių. Vieną akivaizdų, turbūt, visi žinom, kurį paliksiu po to. Aš pasirinkau Brazilijos trenerį. Dorivalis Silvestras Junioras. Turbūt tau negirdėjęs vardas. Man pačiam tik šiandien išgirstas vardas, bet aš pasirinkau Brazilijos trenerį, nes, Brazilija futbole neišgyveno tokio prasto periodo jau gerus porą dešimtmečių. O žiūrėk, dabar įdomu šito žmogų pirmą kartą girdžiu, ką jis treniruoja? Kažkokį Brazilijos klubą? Ne, tai Brazilija ir Brazilijos. Ne, tai visi treniruoja rinktinės į klubo, ne jokio netreniruoja. Čia ne krepšinis. Atsiprašau, gerai. Jo. Ten biški daugiau krūvio, tai žinai. Jo. Ne, šiaip tikrai vien iš rezultatų prizmės aš tau iškart galiu pritarti, nes Brazilija tikrai jau dingo iš elito, galima sakyti. Ja, aš mačiau, jie ten prieš Čilę laimėjo 2-1, čia prieš porą dienų vyko kvalifikacija į pasaulio čempą 2006 metais, bet net ir tenais, ten 13 smūgių iš viso prieš vieną prastesnių Kopo Amerikos komandų, Kopo Amerikoje ketvirtfinalistam. Net, ten, nieks gerai nesužaidė. Enrikas, Vinicius, ten jie prastai atrodė, labai netgi prastai atrodė. Pati Brazilija atrodo tokia komanda, kuri realiai neturi superžvaigždžių. Kas mušė įvarčius prieš Čilę, tai buvo Botafogo žaidėjas, Brazilijos klubo žaidėjas, kodėl nemuša įvarčių tų elitinių, to paties Realo ar kito vienas stipresnių Europos klubų žaidėjas.
Reikia pokyčių, žinai, ir aš kaip futbolo gerbėjas, norėčiau pamatyti, kad elitinė komanda, nes Brazilija vis dar turi tuos vienus geriausius žaidėjus pasaulyje, žais kaip dar. Taip, tu teisus. Net nelabai turiu ką pritart. Tausia, viskam pritariu, neturiu ką pridėti. Yeah. Nori išgirsti mano? Nu. Tai yra Wolverhamptono vyriausiasis treneris Gary O'Neillas. Ir pirmas komentaras, ką aš turiu pasakyti, tai tu buvai neblogas futbolininkas Gary O'Neillai, bet esi pakankamai prastas treneris. Ir tau... Nesitikėjau. Nesitikėjai? Labai geras. Aš net nepagalvojau apie patį dugną Premier lygos, kad galima, bet, kaip ir logiškai. Tikrai, nes Wolverhamptonas nėra prašiausias Premier lygos klubas ant popieriaus. Aš galiu išvardinti tau kokius 6 klubus, kurie pagal mano iš ankstinius spėjimus tikrai žemiau turėjo būti. Yeah. Pavyzdžiui, tas pats Evertonas, Leicesteris, Southamptonas. Leicesteris dar galima ginčyti. Crystal Palace'as tas pats. Jo. Jie tenais ir šalia yra. Bournemouthas irgi. Ipswichas. Tipo, nesikliuoja žaidimas visai. Visiškai nesikliuoja žaidimas. Ir šiaip kokia statistika, 7 mačai sužaisti, 21 įvartis praleistas, po 3 vidutiniškai praleidė per rungtynę. Ir jie juk ne vienos pergalės, man atrodo. Jie turi vienas lygiasias 1 tašką. Tai daugiau negu tragiškas žaidimas. Gary O'Neillas tikrai buvo pakankamai žinomas ir geras Anglijos futbolininkas, bet kaip žinai, kad ir treneriu būti geru, jei buvai geras žaidėjas, retai kada stamba. Šiaip yra pakankamai jaunas treneris, 2-2 berods pradėjo treniruoti Southamptoną, po metų persikėlė ir Wolverhamptoną, bet šis sezonas, ypač jo pradžia, tikrai tragiška ir turėjau išskirti kažką ir man labiausiai įstrigo šitas variantas. Nes tikrai Wolverhamptonas apverktinai atrodo. Jie kažkaip iš principo po to, kai išėjo Nuno Espirito Santo, neįtikina, nes tas Portugalų projektas seniau veikė išties neblogai, kai ir Europoje žaidė Wolvesai, Anglijos Vilkai. Bet dabar jo dugne žaidžia tenais, kad ir prieš, pavyzdžiui, tą patį Liverpoolį, jie ten tik 1-0 pralaimėjo, bet tenais neatspindi rezultatas rungtynių. Taip. Tai buvo mano toks futbolo ir dabar galim apie tą futbolą mūsų bendrai greičiausiai. Apie Manchester United vėl, apie Eriką. Man jau net sunku biškai kalbėti apie United, nes tiek laiko skiriam šitam klubui, Bet šiaip pagal peržiūrės tik tokia matosi, kad atsiperka mūsų šitas darbas, nes tikrai visai, kaip bebūtų visai keista, Lietuvoje turim nemažai United fanų. Žinai, United, iš principo, vienas populiariausių klubų. Jo, gal net ne tai, kad fanų, bet tiesiog jie iš savęs kleidžia tą žiūrimumą, nes net ir neutralūs fanai visada pasižiūrė. Tai jų ta pozicija Premier lyga, niekaip nespindi jų fanų bazės ir jų gerbėjai nusivylė. Taip, bet šiaip apkalbėję esam apie tas problemas, dar šį podcastą kalbėjom, tai manau nieko naujo. Žinai, aš gal paklausiu taip, kiek tu dar duodi laiko Erikui Ten Hagui pasitaisyti? 2 savaitės. 2 savaitės? Po nacijų lygos tada, kai baigsis ta nacijų lyga, tada skaičiuokim 15 dienų, tarkim. Pusę mėnesio. Jeigu ir toliau nei vienos perkelės, tai sakau, Logiškai, gal žiauroka, bet kaip ir logiškai, nes 2 metus jau, gerai, ne 2 metus, kokius labai gerus metus tęsiasi šitą katastrofą. Ir kad ir laimėjo kažkaip tą trofėją praeitą sezoną ir užpraeitą sezoną, bet Premier lygoj reikia gerai pasirodyti. Premier lygoj reikia gerai žaisti ir toj pačioj Europos lygoj tu turėtum dominuoti, mano nuomonė, bet yra kaip yra. Tai nežinau, apie krepšinį turiu vieną žmogų, realiai, nežinau, ar tą patį turim. Torre Messina? Torre Messina turiu geras, šiaip aš nepasirašiau Messina. Ne, aš žinok, buvau įstikinęs, kad šitą. Ne, aš turiu Lietuvos aplinkoje, jau buvau užsiminęs apie Wolvesus šituos futbole, bet ir apie krepšinio Wolvesus buvau užsiminęs Vilniaus Wolvesai Aleksandras Magro. Vyriausiasis Wolvesų treneris manęs netenkina, tikrai nebuvo tikėtasi pirmose 3 Europos taurės rungtynėse pralaimėjimų, prieš Lietkabelį gavo LKL, atrodo kol kas komanda verktinai, tiesiog labai trumpai Magro out, Maksvytis. Maksvytis? Taip. Tai čia tas, kad Splitteris, jeigu išeis, negaus
nebus Aš Maksvyčio pakeistas. manau, kad Magro bus greičiau atleistas negu Splitteris ir Maksvytis nelauks tikrai Eurolygos klubo pasiūlymo, Vulfsai mes daug pinigų ir Maksvytis atsidurs. Ir aš tam duodu labai didelę tikimybę. Šiaip žinai, jeigu kalbant apie lietuvius, aš noriu pakalbėti, aš noriu vieno lietuvio trenerių, kad išeitų iš savo postų. Apie ką? Aš apie Kurtį pakalbėti noriu. Oho. Mane nustebino, tu domiesi, kas vyksta Azerbaidžano lygui? Ne, aš apie Lietuvos rinktinę. Ai, tu tik apie Lietuvos rinktinę? Ne, šiandien, aš nežinau. Vėl dytin. Ai, mes negalim užbaigti podcast. Gerai. Ne, seniai, ne Kurtis turi būti Lietuvos treneris. O kas? Atvirai aš nežinau. Bet, netikiu. Aš žinau, biškį tikiu, nežinau kodėl, bet aš jau esu tiek daug dabar čempionatų tuščių matęs, kad Kurtis man jau nebetrodo tas labai blogas variantas, jis turi savo pliusų, turi savo riebių minusų. Duočiau metus pabandyti, bet kaip norėčiau pasirašyti su jo kontraktą metams ir su galimybė pratęsti arba nepratęsti. Tai va, Europos čempionatui būtų neblogai išsibandyti, bet kadangi man, pavyzdžiui, Žibėnas nėra kažkuo geresnis variantas, man Žibėnas yra tokia silpnesnė kažkiek minimaliai Maksvyčio kopija, o Kurtis yra visai kitos mokyklos. Griežtesnis treneris, galbūt pasenusios jo yra į krepšinio idėjos. Tas labai kartais ryškiai matosi, bet tokią situaciją turim, Jasikevičius neina mūsų treneriu. Dažnės ir greitai. Ir kitų variantų irgi nelabai yra. Darius Songaila, apie kurį buvo kalbėta. Gal ir per anksti. Per anksti? Bet kodėl? Ar tu norėjai turbūt Dariaus? Aš žinai, tu pasakai, kas ateitų, tai man realiai vienintelis šitas variantas. Arba kažką tokį, žinai, visiškai spėti, šauti kokį jauną trenerį, kuris, neišbandytas. Matai, mes net nelabai turim tų jaunų trenerių. Mes iš neturim trenerių, tai va čia labai sunku, bet gal aš irgi buvau mąstęs, kad Songaila būtų vertėja galbūt dabar pasikvies, bet žinai, dabar yra situacija jau nepakvies. Žinai, aš gal norėčiau kokį pavyzdžiui, kaip 2015 paskutinį kartą, kai laimėjom medalį su Lietuvos krepšinio rinktinė. Jonas Kazlauskas tuo metu treniravo Lietuvos rinktinę. Tai aš ne apie trenerį, aš apie tuometinius žaidėjus kalbu. Kažkas galbūt iš tų ateit. Aš nežinau, kas iš tų Javtokų, Mačiulį ir taip toliau. Mačiulis, jie neturi dabar treniravimo dar jokios patirties. Bet aš galvoju, reiktų gal kažką tokio bandyti. Bet žinok, čia, sunku. Javtokas labiau sporto vadybininkas. Su juo. Mačiulis taip pat, jisai Kėdainių Nevėžio vienas pagrindinių žmonių administracijų. Tai nežinau. Linas Kleiza, jisai labiau prie mikrofono yra pastebimas negu treniravime. Galbūt Karolis Tiškevičius galėtų. Apie jį girdėjom, kad nelabai. Pats Linas Kleizas suabejojo Tiškevičius galėtų. Linkėjimai Karoliui. Mūsų idealas numeris. Ne, aš nežinau, bet man reikia jauno veido. Tu su tam gal reikia ir griežtumo, to autoriteto, kaip kad, daug kas sakė. Aš turiu pasiūlymą. Ir griežtas, nėra jaunas, bet yra linksmas Virginijus Šeškus. Važiuojam. Imame rinktinę Virginijus Šeškus. Žinai, taip sucementuotų rinktinę. Jis nėra labai gal plataus bagažo treneris, bet jisai kažką turi. Jo komandos, ypač jeigu jisai surenka lietuvius, o Lietuvos rinktinė bus sudaryta iš lietuvių, jie kažkaip sucementuoja, būna gera nuotaikėlė. Jisai pats daužytų tą televizorių su komandžioku. Kaip Dainius Navickas su 3x3 rinktinė. Aš manau, kad kažkas galėtų pavykti. Bet žinok, aš rinktis šitų dvi, aš Virginijų imčiau. Taip. Imčiau jį. Tai gerai, nežinau, ar dar turi kažką paminėti apie Mesiną, jau užsiminęs, bet priežastis, manau, krepšinio žmonėms aiškis. Į metai iš metų. Ne, čia man atrodo visi to nori, bet ar mes tai pamatysim? Nepamatysim, nes Mesino Milano dalis. Taip. Džordžas Armanis jį labai myli, turbūt labai mėgsta su juo praleisti vakarus. Damn. Turiu omeny. Damn, boy. Okay. Bet tai norėjau pasakyti. Bet su va šituo turbūt jau metas mums pabaigti šitą podcastą. Nevai, gerai, aš gal... Man vėl reiks bybinti, Rafaelį, kodėl tu taip elgiesi? Ką aš pasakiau, aš nebėjau čia.
Parodysiu aš tau ištraukas. Ne, aš norėjau paminėti Pablo Laso, bet jeigu nenori tas, bet, nu, okei. Pablo Laso, tai Baskonija ką labai blogai padarė. Nu, tai jis tik atėjo, bet jis neilgai neužsibūs. Kodėl? Na, aš netikiu, kad jis kažką padarys. Tugi pats, tugi pats spėjai, kad Baskams sunkus sezonas bus, tai... O Baskams neįprasta bus... O kodėl tu, spėdamas, kad jie bus 9 pozicijoje, drįsti šnekėti apie Pablo Laso, man geriau pasakyti? Ne, aš kalbėjau, aš moku pripažinti savo klaidas. Tai aš ir pripažįstu. Baskai nebus 9. Baskai nebus ir 10. Ir 11 nebus. Jie ir 12 nebus. Gerai, man labai smagu girdėti tokius tavo pareiškimus, bet manau, žinau, kad metas baigti šitą podcastą. Nusišneku tiek aš, tiek tu. Bet šiaip Pablo Laso galbūt gali būti to eilė, bet aš taip artin nestatyčiau. Yra daugiau žmonių, kurie sėdė ant žymiai karštesnių kėdžių ir ta eilė trenerių yra didelė. Pablo Laso vis dar yra. Vat aš dabar tik man topti, tas Barsas treneris, o aš neprisimins, kas... Tenaroja, jo, jisai irgi gali būti atleistas. Ir sakyčiau greičiau negu pats Pablo Laso. Pablo Laso turi statusą. Ispanų klubai taip drastiškai jo nenuimtų. Tai va. Gerai, pagaliau finišuojam, vrekinam podcastą, buvo labai malonu man šiandien kalbėti su Rafaeliu, be jokios ironijos, šiaip daug padarėm, daug pakalbėjom. Daug. Kaip būtų keista, nes temų iš vis nebuvo realiai. Ja, mes spėjom, kad dvigubai trumpesnis podcastas išeis, bet nu... Turim 1,5 valandos, spėjom, kad bus kem 5 minutės. Na tai vas, pranokom patys. Pasikartojam, gerai, spaudžiam laiką, jeigu dar nepaspaudėt. Po šito video YouTube'ai, tada patarimai dėl kitų video debatų temų komentaruose. Pasižiūrėkit. Galite apie Žalgirį kažką parašyti. Apie Žalgirį parašykit, kaip mes rytfaniai kažkokie esam, turbūt, kad ir apie Žalgirį negalim normaliai pakalbėti. Arba tiesiog spėkit rungtynės, ar laimės prieš Milaną, ar laimės prieš Virtus. Taip, ir įsijunkit TikToką, ten kontentas kiekvieną dieną. Ir kitą podcastą bus naujovių, ne tik dėl debatų temų, bet... Pamatysit. Pamatys. Taip. Bet kol kas, nu tai... Tiek žinių. Viso.